karį Afganistane. Tai man tikrai nuostabu, nes jis miegodavo, sakė, pasidėjęs Kalašnikovą ir ten tokios... Nu, jam Kalašnikovo nereikia, nes jisai nelabai galėtų nuspausti, bet jisai vis tiek kažkaip taip ir daro. Taip. Bet jo irgi tas visas, nu, ir visa pradžia, ir tai, ką jisai ten padarė, žodžiu, nu, Maskvoj, nes ten irgi ten vienas kitas sprogdinas. Ir aš nežinau, gal jisai padarė dėl kokių priežasčių, gal jau nebegalėjo, nežinau. Žodžiu, bet kokiu atveju tai tikrai įdomi istorija. Kai aš pirmą kartą iš Kinijos grįžau, bet tai jau į darbą. Tai man atrodo, žodžiu, čia, jeigu sutiktų, tai tikrai būtų galima daryti. Ir tikrai tiktų labai. Mes per Fado buvom po šito... Sutartis dabar aš bėgsiu, bet pas mane yra. Pasirašyti. Tai gerai, tai būtų bėgi, tai baigiam tada. Jo, bet ta prasme kažkada tai tiesiog išėjti. Bet ne šiandien. Nu, aš dabar bėgu į kitą vietą. O gal galima prieš išbėgant porą sakinių tokį karštą komentarą, žodžiu, pagal ką atrenka prodiuseris temas laidai? Kokie kriterijai? Pagal aktualumą, pagal įdomumą. O kas yra aktuali, tai jeigu aš žinočiau, tai būčiau milijonierius. Tai va. Bet kaip tada renkate? Jo, ne, vienas dalykas yra pasižiūrėti, jeigu labai trumpai, tai yra tam tikrai, žodžiu, kam tai gali būti aktualu. Apskritai, kiek yra aktuali bendrai visuomenės valstybės gyvenimą. Antras dalykas, žiūrėti, žodžiu, kiek žmonių gali tai sudominti šitą temą. Nes, tarkime, žodžiu, kažkoks, ar sakykime, kažkokia tai ta istorija turėtų būti išskirtina, kaip, tarkime, Jo. Ateik čia, nes turim paleisti. Jo, pasiėmus. Gerai, aha, ir tu pasuksiu iki. Mes tik greitai pabaigiam. Kaip, tarkim, kai aš minėjau tą istoriją, kad paralyžiuotas žmogus daro verslą Afganistane. Arba, sakykime, tai, kuri, žodžiu, paliestų žmonės, kaip, tarkime, bankų. Galvojam, žodžiu, kad tai vis dėlto būtų įdomu platesniai publikai, nes tai vis tiek vienokio ir kitokio būdu su bankais turi daugelis žmonių, daugelis verslininkų, smulkių, vidutinių verslininkų turi santykių vienokio ir kitokio. Apie tas problemas kalbėti. Tai bendrai paėmus, sakykime, tokie dalykai, nes tarkime, ar ne? Tvarkoje, sakykime, kažkoks tai Priseksime tik mikrofoną. Jie labai ten Jie labai gerai pašoko taip, aha. Kokios temos dabar bus kitai laidai? Kitai laidai bus, žodžiu, apie verslininkų įvaizdį. Kodėl, ir keliam klausimą, kodėl lietuviai turtingus ir sėkmingus žmonės tą žiūri nelabai kaip, nes, kas verslininkas, tai gobšus, vagis, sukčius, prievartautojas ir panašiai. Maždaug yra toksai įvaizdis, tai kodėl jisai susiklostė ir kas yra iš tiesų teisingas. Aišku, dalis tai yra pagrįsta, nes vis tiek tas laukinis kapitalizmas, mes žinom, daugelis yra apgavikų, apgavo Sekundės bankas, BSV istorijos ir panašiai, žodžiu, tai lygtais ir turi, bet pagrindo vis tas įvaizdis, bet iš kitos pusės, vėlgi, kodėl nesusiformuoja toksai kaip verslininko, kaip kūrėjo įvaizdis, nes jeigu pasižiūrėsim vakaruose, ypatingai Amerikoje, tai tai yra tas žmogus, kuris nori pakeisti pasaulį. Tai netgi galbūt tie žmonės, kurie nori pakeisti pasaulį, jie eina į verslą, o ne į politiką, nes, jeigu tu nori keisti pasaulį, tai eini į politiką, ne? Bet ir tuose dešimtukuose žmonių, kurie pakeis pasaulį, tai ten irgi yra daugelis būtent verslininkų, nes sukurdami naujas technologijas, naujas paslaugas, naujus produktus keičia tiesiog pasaulį. Tai sakykime, tokio kūrėjo, kodėl nėra Lietuvoje verslininko kaip kūrėjo, įvaizdžio, tai irgi, tai vienas, žodžiu, reportažas. Kitas? Kažkuris iš tų, kur čia buvo aptartas?
Ne, čia, žodžiu, dar kitai, nes mes, kaip žodžiu, Į priekį. į priekį, kad vis dėlto, kad turėtumėm, žodžiu, tam tikro laiko atsargas. Dabar, žodžiu, apie rizikos kapitalą. Apie rizikos kapitalą, tai, žodžiu, kaip, žinot, kas yra rizikos kapitalas. Tai yra jaunas žmogus turi idėją, nebūtinai jaunas, šiaip, žodžiu, turi idėją ir iš kur gauti pinigų. Tai aišku, žodžiu, bankai kaip instrumentas, kuris paskolintų pinigų, tai yra blogas, nes tu neturi nei turto, kurį galiu statyti, nei nieko, turi tik tais idėją. Ir čia yra, žodžiu, rizikos kapitalistai, kurie į daugelį projektų investuoja ir jie žino, kad ten iš 20 18 sudegs, bet tie daug, žodžiu, ne tik tais apmokės išlaidą kaštus tų 18, bet dar ir duos milžinišką pelną. Tai yra tokie, jiems patikė tą idėją ir jie finansuoja tavo projektą. Tai Lietuvoje yra tokie pirmieji daigai ir man atrodo iš tiesų to labai reikia, nes tai pagyvintų, žodžiu, kaip pasakius, tą idėjų rinką ir apskritai jaunus žmonės rizikuoti. Nes iš tiesų, tiesą pasakius, jie niekur nerizikuoja. Jeigu turi idėją, tai gauna pinigų ir ką. Metai, jeigu pavyko įgyvendinti, tu toliau dirbi. Jeigu nepavyko, tu galvoji kitas idėjas. Čia greičiau rizikuoja būtent tie, kurie investuoja. Tai va. Virginija, jūs jau turbūt bėgti. Tai nieko tokio. Ne, tai galim, ne. Mes paskui dar galėsim pašnekėti. Tik tai dabar ant karštųjų čia rinkomės tema, žodžiu, ir jau nuspręstos dar kitai. Ir bus dar interviu su Zabuliu apie kūrybiškumą versle. O kitai laidai jau bus apie bankų apie ką mes čia kalbėjome. Verslo Taip. Ir galbūt apie intelektų. Taip. O kas dar vieną komentarą, kas svarbu televizijai pasirenkant temą, kuo skiriasi, tarkim, nuo laikraščio? Jeigu dėl vizualumo, ar ne, tai be abejo, tas vizualumas svarbu, bet čia aš įmanau, ar ne, vienos temos yra lengvesnės, kitos sunkesnės. Tai, sakykime, tai, kas yra vizualu, be abejo, filmuoja, kur yra emocijos, televizija, aišku, reikia emocijų ir, tarkim, ar ne, buvo praeitą šį vakarą, ar ne, kur apie krepšinį. Tai yra labai, galima rodyti. Čia žmonės džiaugiasi, ten mėto ir panašiai. Yra medžiagos ir viskas yra labai gražu. Kitos temos, tarkime, ar ne, kaip tokią temą analizuoti verslininko įvaizdis, ar ne, tai čia vizualumo prasme yra pakankamai sudėtinga, bet viskas įsprendžiama, reikia tiesiog pagalvoti. Tai vienaip ar kitaip, žodžiu, galima. Vėlgi, mes ką ir dabar kalbėjomės, ar ne, tos intelektualiosios transporto sistemos. Tai abstraktu ir kas kompiuteris iš esmės, žodžiu. Tai, bet vėl, nuo tos idėjos, ar ne, tai yra žmogus, kuris eina, sakykime, tu su juo susitarė, sakykime, eina, parodo, žodžiu, papasakoja ir jau kažkas tai yra gaunama. Tai visokiausiai įvairiai. Yra tos akivaizdžios vaizdinės medžiagos, reikia jungti kūrybiškumą ir taip, ir režisuoti. Ir aišku, čia kaip yra, jeigu tu pasirinki, sakykime, tai kaip publicistikoje, verkiančioji publicistika, ne, kažkokia tai graudulinga istorija. Tai viskas labai paprasta. Svarbu surasti kažkokią tai baubutę, kuri papasakotų savo nelaimę. Ne, ir tu ją filmuoji ir viskas. Ir čia nereikia nei didelės išmonės, nei ko nors. Ir beveik vėlgi tam tikrą prasme ta sėkmė kaip ir garantuota, ne, kad vis tiek žiūrės daugiau, mažiau, bet tam tikras skaičius žmonių. O čia vis kiekvieną kartą vis turi įtempt smegenis ir tai yra pakankamai sunku ir nebūtinai visada ir sėkminga. Tai kai nepasiseka, tai irgi tam tikras, žodžiu, kaip pasakius, tai tos emocijos nėra labai geras. Ir tai yra žymiai sunkiau. Aš įsivaizduoju, kaip, pavyzdžiui, vaizdiškai pavaizduoti bankų ir verslininkų santykiai. Tai nėra akivaizdu. Jo. Gerai, tada, tvarko.